tame lauke, kuriame vyksta terapija, reikalingas kažkoks tai saugumas. Saugumas, leidimas būti, kaip būnasi, leidimas jausti, kaip jaučiasi, ne? Ir kai tas saugumas kažkoks tai jisai susikuria, nesakyčiau, kad automatiškai lengviau, bet truputėlį tada atsiranda erdvės ateiti su savim, su savo išgyvenimais, su tais galbūt nemaloniais jausmais, kuriuos tam tikrą akimirką jaučiam arba jutom terapeutui. Kažkaip taip dėliotus. Nu taip, aišku, kad konfliktas tada atnešamas į santykį lengviau, kai, čia yra pradžia terapinio santykio, kai labiau kūriamas saugumas, ryšys, kontaktas su klientu. Ir tada, kuomet ir, kiekvienas užmėgstas santykis, vis tiek atsiranda kažkokių nesutarimų, požiūrių, skirtumų, taip pat ir su terapeutu gali tas dalykas atsirasti. Visiškai. Tik tai tame yra skirtumas, kad terapeutas, eidamas į mokslus, augindamas savo asmenybę, sąmoningai prie tų konfliktų prieina. Kaip aš sakiau, prieš tai neįsižeidžia, bet kažkaip atneša, davai patirinėjom šitą dalyką.